Sveiki. Dar turim minutę ir pradėsim. Tai ką, turim 10 valandą, tada dar kartą sveiki visi, kurie šiandien prisijungėt prie mūsų organizuojamo nemokamo Adonis webinaro. Šiandien turime temą apie Adonis skaitytojus. Temą pristatysiu šiandien aš, Kristina Plankytė, ir mano kolegė Živilė Šimkūnė. Šis webinaras yra nemokamų webinarų ciklo dalis. Pačio webinaro trukmė bus apie 45 minutės. Jeigu turite kokių klausimų, kviečiu juos rašyti į chat langą arba Q&A langą. Abudu yra tinkami, kuris jums patogiau, jie vienas šalia kito. Į klausimus atsakysim pačio webinaro pabaigoje. Pradžioj papasakosim, o tada pereisim prie klausimų ir atsakymų, bet rašyti galite viso webinaro metu. Webinaras bus įrašomas ir įrašų pasidalinsim per keletą dienų. Tai aš tada ir pradedu, ar ne? Pasidalinu tuo langu. Taip. Tai šio webinaro pagrindinės temos, kurias mes šiandien paliesime, tai yra pagrindiniai nustatymai skaitytojams admin dalyje. Trumpai parodysiu, kaip sukuriamas readeris, ar ne, ir kokios yra pagrindinės galimybės valdyti readerio nustatymus. Tada papasakosiu, ką readeris gali daryti pačiame Adonyje prisijungęs, ar ne, kokia yra jo aplinka MyBPM, ką jisai ten mato ir ką gali joje daryti. Ir Živilė trumpai pristatys skaitytojo galimybės Adonės, tai yra visas kitas galimybės, kad jis gali komentuoti, gali eksportuoti dokumentus ir taip toliau. Taip, tai tada ir pradedam, ar ne? Nustatymai skaitytojams reader admin dalyje. Primenu, kad Adonis turi 3 naudotojų licenzijų tipus. Pirmas yra administratorius, kuris gali tvarkyti įrankio aplinką, prieigos teisės. Tada yra naudotojas arba dar kitaip vadinamas modeliuotojas, kuris gali modeliuoti, naudoti visus Adonio funkcionalumus, ar ne? Ir yra skaitytojas, apie kurį šiandien mes ir kalbėsim. Skaitytojas gali viską skaityti, prieiti prie visų duomenų, prie kurių jam administratorius suteikė prieigą. Jis nieko negali pakeisti, jis papildomai gali komentuoti, ar ne, išsiųsti komentarą. Tai tada aš dabar pademonstruosiu, kaipgi sukuriamas yra skaitytojas, ar ne? Tai mes esame dabar administratoriaus dalyje. Renkamės, kad kuriam naują naudotoją, ar ne? Įsikeliam čia jo duomenis. Labai svarbus yra elektroninis paštas. Kodėl jisai svarbus? Todėl, kad jeigu nenurodysit elektroninio pašto, skaitytojas negaus nuorodos negaus žinutės į elektroninį paštą, jeigu jam bus paliktas komentaras Adonyje. Tai yra Adonyje galima palikti skaitytojams komentarą ir jeigu jam yra paliekamas tos komentaras, jis gauna žinutę į elektroninį paštą. Bet tik tada gauna, jeigu tas elektroninis paštas yra nurodytas jo kortelėje, ar ne? Tada čia įkeliam slaptažodį, priskiriam grupę, ar ne, čia aš priskirsiu, kurią mes turime, priskiriam rolę, kad tai yra skaitytojas ir priskiriam jam repozitoriją, ar ne, organizacija gali turėti vieną, gali turėti daugiau repozitorijų, tai priskiriam tą repozitoriją, šiai dieną aš priskirsiu jam demo 2, ar ne, prie kurios jis gali prisijungti, ar ne? Tai
Pats skaitytojo sukūrimas susideda iš 2 etapų. Vienas, kad mes ką tik užpildėm kortelę. Antru etapu aš turiu jam priskirti licenciją. Nu va. Jam yra priskirta licencija. Ką dar galima matyti administravimo dalyje, kas būtų susijęs su skaitytojais. Tai viena dalis yra tai, kad mes galime matyti, ar skaitytojas yra prisijungęs einamuoju momentu. Tai gali būti aktualu, jeigu norite perkrauti, pavyzdžiui, Audonio serverį ir norit pasižiūrėti, ar visi skaitytojai yra išsijungę, ar ne? Arba jeigu tiesiog aktualu pamatyti, kas šiuo momentu yra prisijungęs. Taip pat čia galima dar įsidėsiu stulpelį matyti paskutinį prisijungimo laiką, ar ne, kada tas skaitytojas buvo prisijungęs. Jeigu mums yra aktualu, mes galim pasižiūrėti, kurie skaitytojai, kuriomis datomis laikais paskutinį kartą jungiasi. Ir dar vienas funkcionalumas, kurį norėjau parodyti iš administravimo dalies, yra, kad galima skaitytojui apriboti teisės toje repozitorijoje, kuri jam yra priskirta. Tai mes pasirenkam tą skaitytoją, ar ne konkretų, čia, kur ką tik sukūriau pavardė, vardas ir elektroninis paštas, ar nežinoma, mes čia įrašom konkrečius žmogaus duomenis. Ir čia mes turime, kad mes esam demo 2 aplinkoje, ar ne, ir ta repozitorija, ji turi tam tikrus segtuvus, ar ne? Ir aš čia galiu nurodyti, kad readeris, tarkime, negalėtų prieiti, ar ne, įsidedu null access, prie tam tikrų segtuvų. Prie tam tikrų jisai gali, ar ne, prie tam tikrų negali. Tai šioje vietoje galima tiesiog susidėlioti papildomas teisės skaitytojams. Ir jeigu dabar grįžtume, ar ne, kartu skaidrėse, viską, ką parodžiau, palikau skaidrėse, kad liktų, jeigu bus patogiau per skaidrės žiūrėti. Ką dar papildyčiau, kad yra papildomas Adonis Usage Analysis įskiepis, kuris papildomai kainuoja, bet ką jisai suteikia, tai yra, jis leidžia pamatyti, kokią informaciją ir kokie useriai naudoja Adoniją. Tai vat, jeigu norite pažiūrėti, kurie tai yra aktualiausi, kas skaitytojams yra aktualiausia, ar ne, kurie skaitytojai dažniausiai jungiasi. Tai visą tą informaciją galima susigeneruoti šio įskiepio pagalba. Ir dabar tada pereitume jau prie, baigiant administravimo dalim, ar ne, prie pačio skaitytojo. Tai aš irgi pademonstruosiu, primenu, kad įrankis veikia debesijos pagrindu, yra pasiekiamas per interneto naršyklę, ar ne, ir dabar aš kaip Kristina, ar ne, prisijungiau ir nu va, matom, kad jisai atpažįsta konkrečiai mane. Ir tai yra pirmas langas, kurį readeris mato prisijungęs, ar ne, jis mato bendrą organizacijos proceso architektūrą. Ir aš dabar trumpai parodysiu, yra konkreti tokia skiltis readeriams skirta, ar ne, tai yra MyBPM. Šioje skiltyje, kai aš paspaudžiu, matom, kad yra dar papildomi tokie langai, ar ne, kuriuos aš galėsiu atsidaryti ir matyti visą su manim asmeniškai susijusią informaciją. Iš karto atkreipiu dėmesį, kaip aš tą matau, ar ne, tai yra man kaip Kristinai yra priskirtos tam tikros rolės. Aš esu Adonis administratorius ir personalo specialistas. Tai va šituose languose aš galėsiu matyti visus procesus ir susijusią su jais informaciją, kuri yra priskirta man kaip personalo specialistui arba Adonis administratoriui, arba jeigu aš esu procesų savininkė, tai yra ne tik tai kaip vykdytoja, bet ir savininkė. Tai per tas kelias tarsi sritis. Ir aš matau, kad aš turiu tokį sąrašą procesų, kuriuose aš dalyvauju kaip vykdytoja arba, kaip minėjau, kaip procesų savininkė. Ir, pavyzdžiui, galiu pasižiūrėti, jis man iš karto net ir palieka raudonai personalo specialistas, ar ne, ir ten žemyn eina personalo specialistas. Tai vat, čia yra mano procesai, kuriuose aš dalyvauju. Tada kitas langas, aš galiu matyti veiklas, ar ne tik tai, kad procesas yra
bet kartu yra ir veikla tame procese, kuriame aš dalyvauju, ir kartu yra nurodyta, jeigu organizacija taiko RACI metodiką, ar ne, aš galiu matyti, kur aš esu responsible, accountable, consulted ir informed, ar ne. Tai jeigu taikoma, galima čia matyti savo atsakomybės per procesus ir veiklas. Jeigu netaikoma, tai standartiškai visi yra responsible. Tada kartu galiu matyti dokumentus, kurie yra naudojami mano procesuose ir veiklose. Ar ne, aš matau, kad yra tam tikras dokumentas, jis naudojamas tokiame procese ir konkrečiai tokioje veikloje. Tas pats yra ir su IT sistemom, ar ne, aš galiu matyti, kokios yra sistemos naudojamos procesuose, kuriuose aš dalyvauju arba esu savininkė, ar ne? Ir pavyzdžiui, aš čia galiu matyti Adonis, dalyvauja tokiuose procesuose, tokiuose veiklose, kurie yra priskirti man. Ir paskutinė dalis yra rizikų valdymas, ir čia galiu matyti rizikas, ar ne? Bet tik tai tas, vėlgi pabrėžiu, kurios yra priskirtos man kaip skaitytojui. Tai yra, kur aš dalyvauju, kokiame procese, kokioje veikloje, ar ne, ir netgi galiu matyti, kokie yra atsakomosios priemonės, kokios yra numatytos. Ir pavyzdžiui, aš čia atidarau, ar ne, ir matau, kad personalo specialistas rizika, tai tas rizikas jis man čia išfiltravo ir pateikė, kurios yra konkrečiai mano darbui aktualios tam, kad aš žinočiau, būčiau su jomis susipažinusi, turėčiau viename lange. Dar ką iš šitos dalies norėčiau parodyti, kad čia galima kartu prasiplėsti, ar ne? Tai yra, ką aš noriu, kokius langus matyti, aš galiu prasiplėsti, galiu matyti ir procesų savininkus, kas yra atsakingas už tą riziką, ar ne, ir taip toliau. Šitus praplėtimus galima daryti visose šitose skiltyse ir prasiplėsti matomumą maksimaliai pagal tai, ką aš noriu matyti. Tai iš šitos dalies tiek. Aš tada perduodu žodį Živilei. Gerai, ačiū, aš pasidalinsiu ekranu. Taip, tai ačiū, Kristina, kad parodėjai įvadą į lyderio nustatymus, apie aplinką. Aš pratęsiu pasidalindama kitomis skaitytojų galimybėmis, ką dar skaitytojas gali veikti Adonis sistemoje ir kokius veiksmus atlikti, kokią naudą gauti, kaip įsitraukti į procesų valdymą, net jeigu ir nėra darbuotojas modeliuotojas. Tai šioje skaidrėje matote pagrindinės galimybės, kurias turi Reader rolės naudotojas, nors gali galbūt pasirodyti, kad skaitytojas yra tokia ganėtinai pasyvi rolė, bet iš tikrųjų ji leidžia darbuotojams tiek susipažinti su proceso architektūra, suprasti, kur organizacijoje procesai yra, kokia jų vieta organizacijoje, matyti visas procesų diagramas, aprašymus detalius, visą papildomą informaciją, kuri yra proceso diagramose, taip pat formuoti įvairias ataskaitas, eksportuoti modelius į PDF-us, paveikslėlius, Excelio formatu, dalintis modeliais su kolegomis, tai tiek elektroniniu paštu tiesiai iš Adonis sistemos, tiek tiesiog nusikopijavus nuorodą, jeigu yra poreikis pasidalinti Teams'ų chat'e ar kažkur kitur. Taip pat yra galimybė skaitytojams atlikti paiešką, irgi pademonstruosiu, kaip jį veikia, tai tikrai nėra būtina darbuotojui tiksliai žinoti, kaip vadinasi procesas, galima pagal raktinius žodžius surasti tiek procesą, tiek kažkokį dokumentą ar kitą susijusią informaciją. Ir kaip Kristina jau pradžioje užsiminė, yra galimybė skaitytojams rašyti komentarus, tai tokiu būdu dar aktyviau įsitraukti, siūlyti idėjas, užduoti klausimus, galbūt savo kažkokiais pastebėjimais pasidalinti ar pasiūlyti kažkokius patobulinimus. Ir tokia vienas iš naujausių funkcionalumų, tai yra, kad skaitytojas gali naudotis AI asistentu, tai dirbtinio intelekto asistentu, kuris leidžia geriau suprasti darbuotojui, kas yra sumodeliuota procese, kokie yra galbūt jo veiksmai tame procese ir apie ką
yra tas procesas. Tai visos šios galimybės reiškia, kad skaitytojas jisai nėra tik tai kažkoks labai pasyvus žiūrovas, jisai tampa dalimi viso procesų valdymo organizacijoje ir tikrai gali pakankamai aktyviai įsitraukti. Taip, tai pereisiu taip pat prie demonstracijos ir parodysiu detaliau tuos funkcionalumus. Kaip ir Kristina minėjo, tai skaidrėse palikom šiek tiek daugiau informacijos, jeigu norėtumėt vėliau pasižiūrėti ir turėti tuos ir print screenus ir detaliau susipažinti su tuo, ką mes rodom realiai gyvai aplinkoje. Taip, tai pirmiausia, tai lygiai taip pat kaip Kristina, esu prisijungusi kaip skaitytoja, Adonis taip pat mane identifikuoja, pasisveikina ir pagrindinėme lange aš matau mūsų organizacijos procesų architektūrą, tokį labai stambų vaizdą. Matom, kad mūsų organizacija teikia verslo konsultavimo paslaugas, yra palaikantis procesai ir aš kaip skaitytojas galiu naršyti ir susipažinti detaliau, eiti į gylį, kad rasti galbūt kažkokius man dominančius procesus. Tai galiu atidaryti, pavyzdžiui, jas paslaugų teikimo sritį. Čia mes dar irgi, kadangi vadovaujamės 5L metodika, tai mūsų architektūra yra sudalinta tam tikrus lygius ir čia mes jau matom būtent informacinių sistemų paslaugų teikimo visą procesų sąrašą, kuris yra dar sugrupuotas į scenarijus. Tai aš kaip skaitytoja galiu pasirinkti norimą peržiūrėti procesą, jį atsidaryti ir susipažinti su jame esančia informacija. Tai pirmiausia, ką aš matau, tai matau proceso diagramą, matau pradžią proceso, rezultatą, matau veiksmus, matau, kas juos atlieka ir taip pat yra tam tikrų kitų elementų, kurie dar labiau praturtina visą šitą proceso modelį. Tai yra nurodyta šiuo atveju, tarkim, kad Excelis yra naudojamas užduotyje, yra dokumento ikonėlė, kuri reiškia, kad yra pridėtas kažkoksai tai šablonas, dokumentas, kurį irgi aš galiu tiesiai iš proceso atsidaryti. Ta mėlyna į raidelę irgi man signalizuoja, kad tai yra papildomas dar komentaras šalia šio veiksmo. Tai galiu taip tiesiog užvedusi pelę susipažinti su ta informacija, galiu 2 kartus paspaudus atsidaryti tos veiklos kortelę ir detaliau jau pasižiūrėti ir vykdytoją, ir tas pačias sistemas, kurias matėm diagramai, ir kažkokią kitą papildomą informaciją, kaip tą aprašymą. Jeigu aš norėčiau kaip skaitytojas susipažinti taip ne per vizualų tą diagramos pateikimą, galbūt man yra aktualu kažkokią tai informaciją prasirūšiuoti, prasifiltruoti, aš turiu čia galimybės matyti šio proceso informaciją kitokiu pateikimu. Tai pavyzdžiui, vienas iš jų yra Table View. Čia mes matom tą patį procesą, kuris yra sudėtas į tiesiog lentelę. Šiuo atveju nėra kažkaip tai eiliškumas čia sunumeruotas proceso veiklų, bet tą Adonis leidžia daryti, galima numeruoti ir tuomet rūšiuoti, kad būtų iš eilės. Bet panašiai kaip ir Kristina rodė toj MyBPM aplinkoje, tai čia taip pat yra galimybė prisidėti kažkokių papildomų norimų laukų. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu šioje lentelėje įsidėti, kad matyčiau vykdytoją ir galbūt greit išsirūšiuoti, kad matyti iš karto, kokios čia tos rolės dalyvauja, kas kiek kokių veiksmų procese atlieka, tai man tai leidžia būtent šitas lentelės matymas padaryti. Kitas dar panašus į lentelę vaizdas yra Text View. Tai kuo jisai yra galbūt naudingas ir patrauklus ir koks yra pagrindinis skirtumas nuo to Table View, tai kad mes čia suradę pradžios įvykį proceso galime skaityti nuosekliai procesą. Tai yra mūsų pradžios įvykis gauti pasiūlymai, mus iš karto paspaudus nunaviguoja į sekantį žingsnį. Mes matom sekančio žingsnio aprašymą viską vienoje vietoje ir prisektą dokumentą ir sistemą ir vykdytoją. Ir tuomet paspaudę nuorodą galim keliauti toliau. Tai čia yra toksai kaip vedlys per procesą, kuris skaitytojui leidžia
galbūt ne per diagramą nuosekliai eiti pažingsniui, bet vat, tokiu lentelės vaizde, tiesiog susipažinti žingsnis po žingsnio, vat, net jeigu ir vartai yra, tai yra sąlygos su skirtingom nuorodom, kas toliau vyksta, jeigu man tinka viena ar kita sąlyga. Tai čia yra dar vienas būdas, kaip aš kaip skaitytojas galiu susipažinti su proceso aprašymu ir visa susijusia informacija. Jeigu man yra aktualu galbūt sužinoti, kas yra šito proceso savininkas, tai kiekvienas procesas turi proceso kortelę ir properties dalyje mes galime matyti tiek pavadinimą proceso, tiek trumpą aprašymą, pradžios pabaigos aprašymą ir organization daly yra paprastai nurodytas atsakomybės šito proceso apimty, tai process owner yra savininkas, vat, priskirtas konkretus, čia šiuo atveju aš pati ir priskirta. Tai aš galiu tokią informaciją matyti, jeigu man yra aktualu žinoti, kas yra atsakingas organizacijų šitą procesą ir kas rūpinasi tiek pačiu aprašymu, tiek proceso veikimu ir jo tobulinimu. Jeigu aš norėčiau kažką, kaip ir minėjau, prieš tai eksportuoti, išsisaugoti kažkokį vaizdą ar kažkokius duomenis iš šito proceso, tai kiekvienai šitoj daly, kurią rodžiau, tiek table view, tiek model view yra skirtingos eksporto galimybės, tai tiek PDF-ų, tiek paveiksliukų galima diagramą išsaugoti, lentelėje irgi galima nusistačius reikiamus filtrus eksportuoti tą, ką nusistačiau, ne kokius stulpelius noriu matyti, arba visus stulpelius, kurie yra tik taip galimi įtraukti į tą eksportą. Ir ką dar aš kaip skaitytoja galiu padaryti, jeigu norėčiau galbūt šiandien pasižiūrėti tokią apžvalgą šito proceso, tai paspausti Insights. Ir čia matyti įvairias sąsajas ir tokį apibendrinimą vienoje vietoje, kurį jau padaro pati sistema. Tai šiuo atveju rodo mums, kad procesas yra iš jas paslaugų teikimo, dar dalyvauja kažkokiuose irgi kituose kontekstuose, rodo vykdytojus vienoje vietoje, dokumentus, kurie yra šiame procese, sistemas, rizikas, irgi yra priskirta, tai tokia padaro apžvalgą, overview viso proceso. Ir jeigu aš skaitydama ir susipažindama su šitą informaciją norėčiau pasidalinti galbūt su kolegom, kad jisai gal kažkas pasižiūrėtų ar susipažintų su šiuo procesu, tai svarbu yra, kad dalintumėmės ne naršyklės nuorodą tiesiog kaip standartiškai naudojamas naršyklėje, bet pačiame addonyje esančią šituo funkcionalumu, paspaudus share, sugeneruoja unikalią nuorodą, kurią galiu nusikopijuoti ir turint šią nuorodą, kitas vartotojas, jisai atidarys būtent šitą procesą Adonis sistemoje ir matys, jeigu čia yra pažymėta varnelė, matys aktualiausią šito proceso versiją. Ne? Tai jeigu turint nuorodą, po kurio laiko, tarkim, procesas yra atnaujintas, pasikeičia, tai su nuoroda man atidarytų pačią naujausią versiją, nesvarbu, kada ta nuoroda man buvo atsiųsta. Ir taip pat, kaip ir minėjau, galima tiesiai iš sistemos, aš galiu arba tiesiog nusikopijuoti ir jau kur noriu tą nuorodą naudoti, arba galiu, pavyzdžiui, parašyti čia, surasti Kristiną, parašyti jai trumpą žinutę ir išsiųsti nuorodą į procesą elektroniniu paštu, jinai gaus pranešimą ir galės atsidaryti šį procesą. Taip, tai liko galbūt tokie įdomiausi funkcionalumai pabaigai, tai komentavimas, kaip ir minėjau, kad galima ne vien tik tai naršyti ir žvalgytis, bet rašyti komentarus. Ir jeigu aš, tarkim, kaip pardavėjas turiu čia ar klausimų, ar pasiūlymų, ką gal kitaip šitame procese reiktų daryti, arba galbūt yra kažkas neaišku, galiu
rašyti komentarą, čia vat, jau yra testinis komentaras nurodytas, galiu užtaginti kitą darbuotoją, kur galbūt irgi noriu, kad jis įsitrauktų į diskusiją, galima atsakyti į tuos komentarus. Ir komentarus gali rašyti ir juos mato visi organizacijos darbuotojai, nesvarbu, ar jie yra modeliuotojai ar skaitytojai, visi gali dalyvauti diskusijoje ir siūlyti savo idėjas, patobulinimus įvairius ir prisidėti prie proceso tobulinimo. Kaip rašyti patį komentarą yra irgi du būdai, galite pasirinkti, kuris yra jums patogesnis, tai paspaudus comments langą iššoka čia dešinėje pusėje toks papildomas meniu ir automatiškai atsiranda, va čia būna pažymėtas show comments in module dalis šita ir matot, kad diagramai atsirado tokie prie kiekvieno elemento burbuliukai ir aš jeigu galbūt turiu komentarą susijusi su labai konkrečiu veiksmu šiame procese, aš galiu tiesiai prie to veiksmo savo komentarą ir įrašyti, arba galiu spausti čia new comment ir tada pasirinkti iš sąrašo, ar aš tiesiog bendrinį visam procesui turiu čia kažkokį komentarą ar klausimą, ar taip pat noriu galbūt prie kažkokio konkretaus elemento priskirti. Tai jeigu mes specifiškai nurodom kažkokį žingsnį, tai tada proceso savininkas gavęs jūsų komentarą galės geriau galbūt identifikuoti, apie ką eina kalba, kur konkrečiai čia yra kažkoks ar klausimas ar pasiūlymas, kurioje vietoje kyla klausimų. Ir komentarus taip pat galima turėti tokiose dviejose skiltyse, yra atviri komentarai, tai reiškia, kad dar galbūt vyksta kažkokia diskusija, nėra atsakyta į tą klausimą, nėra atliktas tas patobulinimas pasiūlytas arba nuspręsta, ką su ta idėja daryti. Ir yra kitoje dalyje jau uždaryti kažkokie iš seniau komentarai, kurie lieka istorijoje, bet tiesiog jau nesimaišo tarptų, su kuriais galbūt reikia aktyviau dirbti. Ir paskutinis dar dalykas pačio proceso kontekste, tai kaip ir minėjau, toks šviežiausias funkcionalumas AI asistentas, jeigu jis yra organizacijai aktyvuotas šitas funkcionalumas, tai juo taip pat gali naudotis ir skaitytojai. Kiekvienoje proceso diagramoje yra taip pat dešinėje pusėje AI assistant toks mygtukas, jį paspaudus atsidaro toksai susirašinėjimo langas, kur galima su dirbtinio intelekto asistentu kažko paklausti apie šį procesą. Tai, pavyzdžiui, yra tam tikri klausimai, kur pasufleruoti, galima jais pasinaudoti arba galima užduoti savo klausimą. Tai, tarkim, kokius veiksmus šiame procese atlieka pardavėjas. Galim užklausti ir pažiūrim, ką mums atsakys ir papasakos. Taip, tai matot, kad atrinko tas asistentas mums du veiksmus, konkrečiai nurodė, kad pardavėjas pateikė klientui vertinimo ataskaitą, tai šitas veiksmas. Ir praveda pirminį pasiūlymo aptarimą su tiekėju irgi matom, kad pardavėjas yra priskirtas prie būtent šios užduoties veiklos. Tai klausimai gali būti įvairiausi, tol, kol jie yra susiję su atidarytų proceso modeliu, tai tas asistentas, jisai dirba tokiu principu, kad jisai mato tą informaciją, kuri čia yra sumodeliuota, net ir mato, kokios sistemos priskirtos, kokie dokumentai priskirti ir su juo galima tokiu būdu pasikalbėti, pasitikslinti galbūt kažkokią informaciją, kad trumpai papasakot, apie ką šitas procesas yra, su tikslu, kad skaitytojas, kuris galbūt neturi kažkokių labai gilių BPMN žinių ir nėra susipažinęs su notacija, kaip yra modeliuojamas procesas, kad jam būtų lengviau suprasti proceso turinį ir kad būtų lengviau suprasti savo rolę tame procese. Tai šitas funkcionalumas, jisai irgi veikia, galima pabendrauti su asistentu ir kad geriau suprasti, kokia yra rolė mano būtent procese arba apie ką tas procesas apskritai yra. Ir paskutinis dalykas iš demonstracijos, trumpai dar grįšiu į pagrindinį langą. Tai noriu parodyti dar kelis variantus, kaip galima ieškoti informacijos ir procesų. Tai
pradžioje rodžiau, kad tiesiog iš architektūros aš pasirinkau norimą sritį ir nukeliavau tokiu būdu iki proceso diagramos, bet kaip ir minėjau, galbūt skaitytojas, darbuotojas, jisai nežino tiksliai, kur ieškoti kažkokio proceso, gal ieško kažkokios temos ir pagal raktinius žodžius irgi yra galimybė surasti tiek procesus, tiek dokumentus. Tai pirmas kelias, kaip galima paiešką atlikti, tai yra tiesiog pagrindinėme lange, tik prisijungus yra search dalis ir čia mes galim vesti kažkokį tai ar pilną žodį, ar fragmentą, kaip aš šiuo atveju tik tai dalį žodžio įrašiau ir spaudžiu ieškoti ir man atrenka Adonis visą informaciją, kuri yra susijusi su tuo mano ieškomu fragmentu. Tai matot, kad įranda tiek iš elementų procesuose, tiek iš procesų pavadinimų, tiek iš visokių aprašymų. Galiu pasifiltruoti, kad, pavyzdžiui, man gal aktualu, kad paieška vyktų tik tarp dokumentų arba kaip tik tarp procesų modelių. Tai tiesiog jau pati tada galiu dėliotis čia ir papildomus filtrus, kad susiaurinti tą paiešką, bet pagrindinis akcentas turbūt yra tai, kad nebūtina žinoti labai tiksliai pavadinimo dalyko, kurio tu ieškai, gali bandyti įvairiausius raktinius žodžius, fragmentus kažkokius ir tada naršyti čia toje informacijoje ir tikėtina, kad tikrai pasiseks surasti norimą informaciją. Tai viena dalis yra, kad paieška veikia iš pagrindinio lango, taip pat į tą pačią paiešką aš galiu patekti paspaudus find, tai va čia irgi jau tada iškart matau ir tas papildomas įvairias filtravimo galimybės, bei kairėje pusėje irgi yra galimybė tarp modelių, tarp objektų skirtingų irgi čia galbūt jau taip labiau neieškoti, bet filtruoti, bet principas panašus, galiu irgi įvesti kažkokį tai fragmentą ir jau man rodo, kad modelių būtent dalyje yra su sutartimis čia susiję kažkiek tai tų procesų, kuriuos aš galiu be abejo suradusi tiesiog paspausti ir atsidaryti ir peržiūrėti ir kad suprasčiau, ar tai yra tai, ko aš ieškojau. Tai su demonstracija turbūt tiek, kaip ir minėjau, skaidrėse rasite daugiau šiek tiek įvairių paveiksliukų, tai ką pamatysite, tai ką aš rodžiau jums gyvai. Ir turbūt trumpai toks pirminis supažindinimas su tuo, ką skaitytojas gali atlikti Adonyje, tai būtų tiek informacijos ir galim turbūt pereiti prie klausimų. Jeigu turit arba jeigu eigoje rašyti, tai mes irgi toj paskaitysim ir sureaguosim, bet vis dar juos galite rašyti tiek chat'e, tiek Q&A dalyje. Ačiū labai, Živilė. Ir matau, kad turim 3 klausimus ir aš gal tada pradėsiu, ar ne? Tai pirmas klausimas veikia, ar galima vartotojus importuoti su visais nustatymais, pavyzdžiui, iš Excelio. Tikrai taip, ypač jeigu naudotojų būna 200, 300, 500, tai po vieną jos suvedinėt būtų didelis darbas, yra galimybė importuoti per Excelį, suvedami visi reikalingi laukai. Ir importuojame ir tokiu būdu vienu kartu visus skaitytojus sukuriam organizacijai. Tas būdas, kurį aš parodžiau, čia yra, kai reikia vieną papildomą sukurti, ar ne, tai tada tokiu būdu. Tai tikrai taip. Tada dar turiu kitą klausimą. Ar elektroninis pranešimas skaitytojui ateis apie kiekvieną parašytą komentarą? Ar tik apie tuos komentarus, kuriuose bus užtagintas darbuotojas? Tai yra tik apie tuos komentarus, kuriuose yra užtagintas darbuotojas. O kaip Živilė rodė, ar ne, kad jeigu ji parašo Kristina, pasirenka, kad konkrečiai mane, ar ne, ir tada aš tikrai tą komentarą gausiu ir tik tai aš. Kas dar gauna tą komentarą, bet čia yra valdoma administratoriaus dalyje. Mes, pavyzdžiui, pas save esam pasidarę, kad komentarus gauna proceso savininkas. Tai yra, kad jis matytų kartu. Tiesiog, jeigu aš, pavyzdžiui, Živilė išsiuntė man ar ne kažkokį tai komentarą, bet procesų savininkas irgi gauna žinutę, kad Živilė man išsiuntė komentarą dėl jo proceso.
Tai yra jis kaip procesų savininkas, kad matytų, koks vyksta susirašinėjimas jo procese, bet tą irgi galima valdyti. Jeigu nenorima, galima nuimti ar ne, arba galima palikti. Ir kartu, ar gali administratorius išjungti komentavimo funkciją Adonyje, galima, jeigu nuimam elektroninį paštą, ar ne, tai tiesiog to naudotojo neras ir niekaip jisai neišsisiųs, tiesiog negalės išsiųsti, nes neras vartotojo, kuris būtų su elektroniniu paštu. Dar kartu galiu parodyti, kadangi Živilė išsiuntė man laišką, tai per tą laiką, kol jį pasakojo, ar ne, aš gavau tą komentarą. Tai kaip atrodo, ar ne, tai yra, aš gavau į elektroninį paštą tokią žinutę, ar ne, man atsiuntė, žodžiu, tokia eina automatinė žinutė, kam Kristinai, ir aš matau, prie kokio proceso, ar ne, yra tas komentaras palikta, ne komentaras, bet čia jį pasidalino nuorodą, ar ne. Bet lygiai taip pat atkeliauja ir komentarai, ar ne? Tai ji man atsiuntė nuorodą į tokį procesą, čia parašė test, galima kažkokį daugiau, ar ne, kažką, ką būtų parašius. Ir aš tada spaudžiu Open in Adonis ir atsidarau. Tai ar tai yra nuoroda, aš atsidarau, ar tai yra komentaras, aš galiu atsidaryti ir tiesiai nukeliauti į tą procesą ir pasižiūrėti, kągi ten Živilė parašė ir kuo aš ten galėčiau padėti. Tai kaip atrodo praktiškai, ar ne, tas komentavimo funkcionalumas. Ir dar matau, kad yra klausimas dėl Read and Explore licencija, ar leidžia generuoti PDF, HTML ataskaitas ir kaip tai daryti. Taip, tikrai leidžia. Aš galiu gal trumpai parodyti, ten pats generavimas tos ataskaitos šiek tiek užtrunka, bet parodysiu, kurioje vietoje ieškoti tos galimybės, tai galėsite išsibandyti. Taip, tai rodžiau šiek tiek eksporto galimybių, tai šitoje vietoje atsidarius konkretų modelį galima kaip tiesiog paveiksliuką, kurį vizualiai aš dabar čia matau su ta informacija, tai aš jį galiu PDF arba paveikslėlio, ten du yra pasirinkimai formato išsieksportuoti arba PPMN failą pasidaryti. Iš table dalies galiu Excelį su informacija sugeneruoti, bet jeigu aš noriu tokios kaip ataskaitos arba HTML ataskaitos, tai man reikėtų tada pasirinkti vieną ar kelias kažkokias tai diagramas, su dešiniu pelės klavišu nueiti į Reports ir čia yra pasirinkimai standartinių ataskaitų, kurias gali sugeneruoti vartotojas. Tai standartiniam tam reporte jau yra ir diagrama, ir aprašymai, ir tam tikri kiti atributai iš proceso kortelės pateikiami. Yra dar tokia atvirų klausimų ataskaita ir pasirinkus tą HTML publishing irgi gali pasirinkti, ką toj HTML ataskaitoje norime daryti. Tai sugeneravus tą HTML ataskaitą, tai kas gal nesusidūręs esat, jie galima pasidalinti su žmonėmis, kurie neturi išvis vartotojo, Adonis, nei skaitytojo, nei modeliuotojo. Ir pavyzdžiui, jeigu kažkoks būtų ar auditas, ar poreikis pateikti kažkam į išorę kažkokią tai atrinktą informaciją, tai per tą HTML ataskaitą galima pasiekti pasirinktus tuos modelius, juose esančią informaciją, tiesiog per naršyklę atsidaro ir gali peržiūrėti. Tik tai skirtumas yra tame, kad jeigu procesai keičiasi po to laiko, kai aš, pavyzdžiui, Kristinai išsiunčiau tą HTML ataskaitą, tai jeigu buvo tokie atnaujinimai, jie toje ataskaitoje nebesimatys. Tai mes tuo kartu tą versiją galim įkelti į tą ataskaitą ir pasidalinti, bet jinai nėra tokia online. Taip, matau, dar įkrito ir kitų klausimų. Tai aš tada gal pabandysiu atsakyti į sekantį, ar ne? Yra klausimas, ar susirašinėjama žinutėmis tik elektroniniu paštu, ar galima matyti pačiame Adonyje gautas siųstas žinutės. Taip, tikrai galima matyti. Tai viena, kad elektroninis paštas skirtas tik tam, kad aš gaunu žinutę, kad kažkas man parašė, ar ne? Bet šiaip, jeigu mes ateinam prie, pasidalinsiu to pačiu procesu, kurį rodė Živilė, ar ne? Jeigu aš ateinu į bet kokį procesą, komentavimo dalyje, man jau rašo, kad yra vienas komentaras, ar ne?
Ir čia aš matau, kad yra vienas komentaras, kažkas kažką čia rašė, va, matau, yra kažkokie susirašinėjimai ir ta informacija matoma pačiame dabar dar Živilė minėjo, ar ne, bet dar kartelį, kad kai jau išsprendžiamas komentaras, mes jį galim arba ištrinti, arba galim ir resolve dalį. Ir va, pavyzdžiui, toj resolve daly iš vis galim matyti visą istoriją, kiek kokių buvo apskritai komentarų, kas jos paliko, ar ne, tokį, kad kiek yra atvirų ir kiek yra išspręstų. Tai visą tą aišku, galima čia nusimti, kad nesimatyti, gali būti, kad jeigu nerodo, tai čia pažiūrėkit, ar nėra. Bet, nu va, tai toksai yra šita galimybė. Taip, tada toliau. Ar galima sugeneruoti proceso ataskaitą, table ar tekstų eiliškumu, kaip vyksta procesas, nenurodant numerio prie kiekvieno žingsnio. Tai iš tikrųjų, bet kaip mūsų pavyzdį, tai mes to numeravimo nenaudojam ir dėl to tam table ar text view yra tas procesas pateikiamas, jo žingsniai yra ne iš eilės pateikti. Tai jeigu yra nenaudojamas numeravimas, nes yra toks atskiras funkcionalumas, kuris leidžia kiekvieną proceso elementą sunumeruoti, priskirti jam numerį, nereikia tekste rašyti skaičiuko, bet tiesiog priskirti tą numerį kortelėje, tai be numeravimo negalėsite išsirūšiuoti eilės tvarka proceso informacijos. Tai nebent tada, jeigu, kaip rodžiau, tas text view, jisai šiek tiek pasufleruoja, nes jisai prideda nuorodą į sekantį žingsnį ir tokiu būdu aš galiu net ir nesunumeravus tų veiklų toje lentelėje tiesiog sekti, kas po ko vyksta. Taip, turiu dar vieną klausimą. Ačiū labai, Živilė. Turiu dar vieną klausimą, noriu pasitikslinti dėl komentavimo funkcionalumo. Jei skaitytojai bus suvedami nenurodant elektroninio pašto, ar jiem tada bus neaktyvus comment langelis? Comment langelis jiem bus aktyvus ir jie galės iš tikrųjų komentuoti, ar ne, aš galiu bendrinio pobūdžio komentarą parašyti, nepasirenkant, ar ne, to gal net ir pasidalinsiu greitai. Tarkim, aš galiu čia paimti ir reikalingas patikslinimas, ar ne? Nu va, aš palikau. Jo niekas negaus, išskyrus, aišku, jeigu mes nurodėm, kad savininkas gauna visus pranešimus, kurie atsiranda procese, taip savininkas gaus, bet kadangi jis niekam nėra skirtas, tai aš bendrą komentarą galiu palikti, kas prisijungs matys, kas paliko tą komentarą, bet niekam konkrečiai jo nepriskyriau, tarkim, nenusinčiau Živilei, ar ne, kad man čia reikia patikslinimo, tai tas yra galima, jeigu nenurodot elektroninio pašto, komentuoti aš galiu, tik tai, kad nenukreipiu konkrečiam žmogui. Va, ir yra sudėtingiau turbūt susekti, kad yra tas komentaras, nes kadangi Adonis nėra surištas tokiu atveju su tuo elektroniniu paštu, tai tada jau reikia žinoti, kuriame procese galbūt kažkas pakomentavo kažką, ką aš turėčiau pasižiūrėti. Taip, sakau, apart, kad savininkas matys, nes jam bet koks komentaras atkeliauja. Taip, tada ar AI veikia ne prie proceso, bet bendrai per architektūrą. Šiai dienai veikia prie proceso, bet ateityje planuojama, kad bus per architektūrą. Bent jau tokią mes žinią esam gavę iš BOC ir esam buvę vienoje, matėm tokius demo modelius, kaip tai atrodo. Tai planas yra toksai, kad ateityje galima būtų apskritai ateiti ir paklausti, tarkime, man sugedo kavos aparatas, ar ne, kaip man jį sutvarkyti. Ir tada Adonis per visus procesus suranda procesus, kurie susiję su kavos aparatu. Jeigu yra dokumentai, pateikia dokumentus, ar ne, kaip tokia bendra paieška iš Adonio, jis pasižiūri per visus procesus, per visus duomenis, kurie yra prie procesų ir tarsi tokia bendra paieška pateikia atsakymus. Tai tokia yra vizija, kad tai bus. Šiai dienai yra tik tai vieno proceso, toks pirmas žingsnis, ar ne, kad prie vieno proceso mes galim daug dalykų pasiklausti ir išsiaiškinti. Tai va, tai matau, kad daugiau klausimų nėra, tai dar kartą ačiū už dalyvavimą. Jeigu sugalvosit, kils kažkokie klausimai po seminarą, ar ne, kas kartais būna, tai rašykit, tikrai mielai atsakysim.
Kaip ir minėjau, mes per porą dienų pasidalinsim įrašu, pasidalinsim skaidrėmis, ar ne, tai visa ta informacija jums liks. Ačiū labai, kad dalyvavot. Mes šitus webinarus planuojam organizuoti ir toliau vieną kartą per ketvirtį. Jeigu dar ką mes atsiūsime kartu su video įrašu, atsiūsim anketą. Tai būtume labai dėkingi, jeigu užpildytume tą anketą apie patį seminarą, kuris ką tik įvyko, ar ne, ir kartu jame galima būtų palikti jums aktualias temas, kas jums aktualu, ką jūs norėtume daugiau sužinoti. Tai iš tų temų mes pasirenkam, pasižiūrim ir planuojam toliau vesti tuos webinarus konkrečiai tomis temomis, kurios jums aktualios, ar ne. Tai va tokia proga gauti jums informaciją, kuri jums aktuali, svarbi ir ką norėtumėt sužinoti. Tai dar kartą dėkui, geros Ačiū labai. dienos Viso. ir iki viso.